Dovilė Diana. Žinau, kad tu, Diana, modelio karjerą pradėjai prieš maždaug 15 metų? 17. 17. Dovilė, tu? 20, sakyčiau. Su stažu abidvi. Su bagažu. Su bagažu. Ar tai buvo jūsų svajonė nuo mažų dienų, kad būsit profesionaliai šios srityje? Ar tai yra tik atsitiktinumas, laimingas atsitiktinumas? Aš tai sakyčiau, mano atveju neatsitiktinumas, kažkaip nuo mažens įsispyrus į mamos aukštakulnius varydavau per namus ir visi šeimoje mažasis modeliukas ir taip kažkaip augdama vyščiau tą mintį ir žinoma paauglystėje bevartant Panelės žurnalą, kuris buvo tais laikais labai populiarus, radau modelių atrankos skelbimą ir nežinau, kas man ten susišvietė, viskas. Dabar aš noriu būti modeliu ir nežinau kaip, bet aš turiu dabar tapti to modeliu. Ir vienintelė problema ten buvo, kad į atranką kvietė nuo 14 metų, o man tada gal buvo 12, tai va dar šiek tiek palaukiau ir nuvykusi į tą atranką buvau atrinkta. Tai nebuvo kažkokio tai sensacingo scenarijaus, kur ten eini gatve ir tave kažkas ten pastebi, užkalbina, pakviečia, tampite, nežinau, pasaulinio lygio modelių. Labai klasikinė istorija, mergaitė su svajone, nuėjo į atranką, atrinko ir dirbo modeliu. Dovilė? Mano, sakyčiau, aš turbūt net žinau tą momentą, kuris buvo pati svajonės pradžia ir tai MTV laikai. George Michael video, kur tiesiog labai pamenu, kad po šito video nuėjau ir pasakiau tėvams, aš būsiu supermodelis. Tai čia tokios vaikiškos svajonės ir iš tikrųjų aš galvoju, gal po to dar kitas atlikėjas, kuris labai mane paskatino norėti eiti šiuo keliu, buvo Sel daina, Laiškas iš Paryžiaus. Tarp kitko įsiterpsiu, yra manančių, kad šita daina buvo parašyta apie tave. Ar tu žinojai šitą faktą? Nežinojau, tikrai ne. Bet tikrai ne apie tave? Tikrai taip nebuvo, nes man tada turbūt buvo 15 metų ir prisimenu, ta daina buvo ta daina, kurios klausydama aš vaikščiodavau irgi ant aukštakulnių pirmyn atgal po kambarį ir visada žinojau, kad baigus mokyklą būsiu modeliu. Tai galim sakyti, kad svajonė nuo vaikystės? Taip, tikrai galima sakyti. Bet žinot, galima svajoti, bet nebūtinai turėti duomenis. Nebūtinai ir tave, kad tu galvoji, kad tu turi duomenis, nebūtinai taip atrodys kaip tie bukeriam, ar kaip jie vadinasi, agentai. Taip, ir labai dabar, kai pačios esame agentės ir turim savo agentūrą, tai labai dažnai susiduriam su tuo, kad ateina mergina į atranką, ar ne, 1,78 m, tobuli išmatavimai, atrodo viskas kaip ir liuks ir atitinka visus tos standartus, bet tarkim mes jos neatsirenkam ir natūralu, kad iškyla klausimas, tai kas yra, ko trūksta, kodėl, taigi turiu tobulus duomenis, bet yra neįmanoma, žinok, Beatričė, paaiškinti, čia tik tais agentai ir supranta, ir tie žmonės, kurie dirbia iš to industrijų ir turi akį, tu tiesiog kaip pamatai merginą ir kažkokią kombinaciją jos veido bruožuose, tu supranti. Ar tai yra tai, ko tu ieškai, ar vis dėlto ne. Tai kažkokio tokio paaiškinimo taip ir nesugebėjom sugalvoti per 8 agentūros gyvavimo metus, kokį pateikti atsakymą to merginom, kodėl mes jų neatsirinkom. Tiesiog dažniausiai atsakom, kad ne mūsų tipažų. Bet jo, čia turi turėti akį tam. Dovilė, tai buvai atrankoje? Aš buvau atrankoje ir atranką mane pakvietė pusseserės draugė. Ir toje atrankoje tai buvo labai daug modelių, tai labai buvo populiaru eiti į atrankas ir juose dalyvauti, nes mano laikais tikrai mažai žmonių keliaudavo ir turėdavo galimybę išvykti į Paryžių, New Yorką, tos atrankos sutraukdavo begalę merginų, galėčiau pasakyti, ten šimtais jų susirinkdavo. Ir aš atėjau kartu su pusseserė, bet tuo metu dar nešiau breketus, todėl nelabai norėjau kalbėti ir bendrauti. Tiesiog stovėjau ten, užsičiaupusi, dideliom akim ir nieko nesakiau, parašiau tėvų telefono numerį ir iš tos atrankos išėjau. Ir
labai nustebau, gavusi skambutį po savaitės iš agento, kuris tada pakvietė mane į Taliną į Miss Foto Baltic konkursą. Tai čia labai senai buvo. Labai. Bet garsus konkursas. Aš jau tikrai atsimenu, kad anksčiau, tai ir kai pati buvau paauglė, tų skelbimų matydavau pilną, modelių atrankos, atrodė populiaru žurnaluose, jaunimo, laikraščiuose, galų gale gatvės stenduose. Atrodo, dabar tu taip, kur dabar jos deda? Socitinkluose jaučiu. Taip, pasikeitė tiesiog informaciniai šaltiniai. Anksčiau mūsų laikais, tai kaip tu per teliką, per žurnalus kviesdavai, skelbimus kabindavai mieste, o dabar tiesiog net nebelabai agentūros daro tas atrankas, nes yra Instagramas, yra TikTokas. Tu kaip agentas tenais gali surasti labai įdomių veidų ir jau konkrečiai tą veidą pakviesti susitikti kartu su tėvais, ar ne? Tai tiesiog pasikeitė atrankų būdas. Ir mes, kai dar pradėjom prieš 8 metus, tai į pirmasias mūsų atrankas ateidavo tikrai labai daug merginų, o po to taip kažkaip gradually mažėjo ir tiesiog nusprendėm ir pačios nebedaryti ir net nežinau dėl ko, ar dėl to, kad, kaip ir sakiau, pasikeitė informaciniai šaltiniai, o galbūt dėl to, kad jau šitas darbas nebėra toks desirable, net nežinau, kaip taip pasakyti teisingai. Nebe tokia didelė svajonė kaip anksčiau, nes mano laikais prieš 17 metų, kai tapau modeliu, tai iš tikrųjų buvo bilietas į pasaulį, nes čia kalbame apie 2009 metus, tai tada, nežinau, mano klasiokai ar mano aplinkoje vaikai, draugai, kas labiau buvo iš pasiturinčių šeimų, tai ten varydavo į kokį Tunisą atostogauti. O šiaip taigi niekas niekur nevarydavo. Nebuvo jokių pigių skrydžių ir šiaip nebuvo tokios, nežinau, gal mados ar finansų tiek keliauti. Ir būtent šitas darbas ir buvo bilietas į pasaulį ir pamatyti, nežinau, įvairias šalis, kultūrą, susipažinti su žmonėmis. Tai buvo pagrindinė mano motyvacija, dėl ko aš pradėjau šitą darbą. Tai gerai, abi atrankas praėjot. Kas toliau? Juk dar mokyklai mokytės. Tai viskas, matematikos nereikia, lietuvių kalba palauks, nes anglų tik bereiks. Ką darėt? Kaip tai, žinai, kaip tai atrodė iš tikrųjų? Nesakyčiau, mano atveju tikrai taip nebuvo, nes mano mama pedagogė manęs tikrai nebūtų išleidus keliauti, dar kaip minėjau, anksčiau nešiau breketus ir aš laimėjusi konkursą Miss Foto Baltic jau žinojau, kad mano sekantis stotelė yra New Yorkas ir buvo aiškiai pasakyta, kad tu laimi kontraktą su labai gera agentūra New York'e, tai planai buvo tokie ir susitarimas toks su tėvais. Tu baigi mokslus, man sekėsi ir patiko mokytis, tai prisimenu, kad laukiau tos 3 metus ir mano pirma kelionė ir buvo New Yorkas po paskutinio anglų kalbos egzamino, kaip tu sakai, kitą dieną. Tai iš Palangos? Tiesiai į New Yorką. Toks šuolis, žinai. Tikrai didelis šuolis ir man atrodo, kad aš vieną kartą tik tais prieš tai esu buvusi Vilniui kelionėje su klase, tai tikrai drąsiai galiu sakyti Palanga, New Yorkas, sekanti stotelė. Taip. Ir ką tu darei? Ką dariau? Žinai, įspūdis koksai. Kur tave apgyvendina, o tu buvai tokia drąsi, žinai, po mokyklos į New Yorką, tu čia Vilnių kartą buvus. Tai, žinai, turėjo vis tiek tą širdelę biškį. Ar tau buvo, žinai, viskas be iPhone? Kaip ten sako, jūrai lygelių po Baltijos savo. Ne, žinok, aš šiaip tikrai buvau drąsi, nes labai to norėjau, tai buvo mano svajonė ir dar prisiminkim ir tą faktą, kad niekas neturėdavo nei iPhone'ų, nei telefonų mobilių išmanių, tai tikrai buvo kelionė į visišką nežinomybę, bet kadangi mano agentas tuometinis ir jo partnerė labai žymų supermodelis Carmen Kass, tikrai aš pasidariau researchą, tikrai pasidomėjau ir žinojau, kad kažkur vykstu su patikimais žmonėmis, tai nebuvo baisu dėl to, kaip ten kartais gandai, kad parduos išveš kaip lėlę, tai labai svarbu dėl to visada žinoti, kur tu važiuoji, su kokiais žmonėm dirbsi ir pasidaryti namų darbus ir nevykti bet kur tau kas pasiūlo. Ar pradžia buvo sėkminga? Iškart sėkminga, žinai, kaip jinai atrodo. Man kaip priklausai, atmeta ten tave eini tas atrankas. Gal per daug sėkminga. Dabar pagalvojau kartais, kad galbūt reikėjo kitokio kelio, nes tiesiog nebuvau išmokusi tų pamokų. Pralaimėt.
kurias reikėjo turbūt išmokti, jeigu norėjai gal labiau tokios lengvesnės ir ilgesnės karjeros, nes kai tave įmeta į visišką nežinomybę, kai tu pradedi dirbti su labai žymiais žmonėm ir tokiais dizaineriais kaip Vera Wang, Marc Jacobs ir tu neturi visiškai jokių žinių, aš manau, net nežinojau, kas yra Prada, kai vykau į New Yorką. Aš žinok irgi nežinau, kai pirmą kartą nuvažiavau į Milaną 15 metų, mano draugė sako, aš turėsiu Prada callbacką ir aš sakau, kas ta Prada ir kas tas callbackas. Jo, rimtai, tai tu vaikas, žinai. Nieko, net nenutakiau. Bet ne tik aš ar Diana, aš manau, dauguma merginų tais laikais, nes mes neturėjom access tokio Lietuvoje nei tų brandų tokių buvo, supranti. Dalies net nebuvo. Taip, tikrai nebuvo. Tai jeigu tėvai nepirkdavo Paryžiui, žinai, tų Pradų, tai ką tu ten žinosi labai? O tu kur išvažiavai pirmą kartą? Pirma mano kelionė buvo į Milaną, 15. Vykau kartu su kitu modeliu bendraamžiu ir jos mama. Tai prisimenu, kaip dabar buvo 2009 metų vasara ir šiaip tikrai labai gerai sekėsi. Pirma kelionė 15 ir užsidirbau tikrai neblogai, kas buvo tokia dar didesnė motyvacija ir galbūt įrodymas ir tėvam, kad tai nėra tik tais kažkoks bimbam čia. Išvažiavau vasaros metu, čia kažkokių modelių padirbti. Tai tada visi buvom labai užsimotyvavę ir neužilgo atėjo antras pasiūlymas rudenį važiuoti į Japoniją. Tai 15 metų skridau visiškai viena, be tėvų, 2 mėnesiam į Japoniją, gyvenau viena ir būtent toje kelionėje sutikau Dovilę. Rimtai? Tai prasidėjo mūsų draugystė. O ką tu Japonijoje veikiai? Tai irgi modelio reikalais? Irgi dirbai, taip. Kelinti čia metai buvo? 2009 pabaiga, ruduo. 9, tai čia mano karjeros saulėlydis. Kaip sakant, lygos perėjimas šiek tiek į kitą kategoriją, nes visokių tų modelio kelių yra, bet pačioje pradžioje, kai tu pradedi dirbti ir darai madų savaitę, šou, tai labai retai, kada agentūra nori, kad tu keliautum kažkur kitur, nori tave laikyti pririšę New York arba Paryžiuje. Tai man atrodo, tai ten buvo jau mano kelionė po 4 metų darbo Japonijai, kur man labai labai patiko. Šiaip myliu Japoniją, myliu Tokijų ir tą šalį, tai tikrai nesigailiu, kad ten vykau ir labai daug ko ten išmokau. Darbo etikos ir didžiulės pagarbos laikui, kitų žmonių, darbo laikui ir pačios Japonijos kultūrą. Buvo man tikrai viena iš įsimintiniausių kelionių. Sako, darbo etika, ar jinai skiriasi pagal kultūrą, pagal šalis, tarkim? Vienareikšmiškai, tikrai taip. Japonijoje, jeigu tu pavėluoji į darbą minutę, tu jau gauni skambutį iš agentūros, kur tu esi, nes jie ten savo laiką skaičiuoja tikrai ne valandom, ne minutėm, turbūt sekundėm ir yra buvę, kad modeliai pramiega, tarkim, nežinau, kažkas pamiršo nusistatyti žadintuvą, pramiegojo 3 valandom, pavėlavo į darbą Japonijoje, bauda $3,000. Nes tu turi už tą laiką sumokėti fotografui, visažistui, stilistui, studijai ir ten viską jie savo laiką labai brangina ir labai apskaičiuoja. Tai geriau ten nevėluot. Ir savo manekenėm, savo modeliam irgi visą laiką prieš važiuojant Japoniją. Jau kur, bet Japonijoje tai tikrai jokiais būdais nevėluokit. Kur fainiausiai dar būdavo? Jeigu taip lyginat. Ar New Yorkas, ar Milanas, ar Paryžius? Gal žmonės, žinai, tokie. Manau, ne vieta. Aš tikrai manau, kad tai priklauso nuo komandos, nuo viso timo, fotografo, stilisto, creative director, tai tikrai nėra lokacija, nes tu gali su labai gera komanda būti ir Toskanai fotografuotis, ir tu gali kokiam factory fotografuotis, jeigu žmonės yra, jeigu tau lengva su jais dirbti ir įdomu, tai tikrai bus geresnė experience negu pati vieta. Aišku, pasakot, viskas labai fainai, labai gražiai, atrodo, viskas jums taip klostėsi tobulai, bet vis tiek manau, kad susidūrė tikrai su kažkokiais iššūkiais ir jau, manau, tikrai buvo. Gal nebūtinai pradžioje, gal jau ir kai saulėlydis karjeros, bet tai truputį įdomu, žinai, sužinot. Kas jums, iš jūsų patirčių, žinai, ne apskritai, bet
Aš tai galbūt dabar, bus jeigu sudėtingiausia. tokią vieną istoriją prisiminčiau, kur tikrai man buvo labai sudėtingas atvejis ir netikėtas. Ir tai buvo, vat, kaip tu sakai, jau labiau į karjeros pabaigą. Paskutinius savo metus aš pradirbau Kinijoje. Ir atsimenu, turėjau darbą fotosesiją Žirgyne. Ir agentūra kažkaip nepasitarė ir nepaklausė manęs, kaip aš jaučiuosi fotografuodamasi su žirgais, bijau, nebijau, jie tiesiog išsiuntė mane į šitą darbą. Ir aš atvykstu ir klientas sako, tai tu turėsi dabar sėstis ant arklio ir fotografuotis ant jo. Ir aš sakau, ne. Aš nesifotografuosiu ant arklio, nes aš jų bijau. Taip yra žmonių, kurie gal jaukiai jaučiasi prie jų, aš nesijaučiu jaukiai. Ir aš atsisakiau ir kilo didžiulis konfliktas, kur tiesiog klientas nesitvardydamas pradėjo manęs rėkti baisiausiais žodžiais, eiti link manęs, lygtais jau norėtų kažką man padaryti. Aš atsimenu, tiesiog dabar prisimenu ir net kyla įsiūtis dėl tos situacijos. Tai tiesiog buvo taip, kad aš realiai susirinkau daiktus ir pabėgau iš darbo. Pabėgau iš darbo ir po to jie dar grasino man teismais, kad aš pabėgau iš to darbo ir vėlgi čia reikia sumokėti dabar baudą už fotografui, stilistui, visažistui, visam timui, tam pačiam žirgynui. Tai jo, vyko toliau ten aiškinimasi su jais, turėjau nulenkt galvą, važiuoti atsiprašyti, nes agentūra man pradėjo grasinti, kad jeigu čia eisime teisminius kažkokius procesus, tai tik noriu tau pranešti dieną, kad visa tai bus iš tavo uždirbtų jau pinigų. Tai reiškia, kad jeigu pralaimėsi teisme, tai aš tiesiog pervesiu jiems viską iš tavo balanso, ką tu esi jau uždirbusi per tuos 4 mėnesius, per COVID dar plus. Kai aš tenais prabuvau, tai tiesiog aš jau galvoju, aš nebeturėjau jėgų su tuo dylinti ir sakau, gerai, važiuojam pas tą klientą, su dovanom, atsiprašom ir kažkaip gal pavyks viską užglaistyti ir pavyko, ačiū Dievui, bet toksai buvo vienas iš nemalonesnių įvykių mano karjeroje. Bet tai čia akivaizdžiai turėjo pasiteirauti tavęs, ar tau nebaisu? Žinai, kaip ten buvo? Kažkada buvo Lietuvoje toks žurnalas Ikona. Ir fotografavom su mano draugu Luku Gricium ir kita mano draugė modeliu Gintarė ir fotografavom Žirgynę. Ir tada, taip, aš atsisėdau ant to arklio, mes nusifotkinom, bet ta prasme, buvo didžiulis stresas ir padarėmės tą nuotrauką, bet aš sakiau, aš gyvenime daugiau nesifotografuosiu su žirgais, nes tiesiog, nesijaučiu patogiai tai darydama ir man yra baisu. Ir kadangi aš turėjau tą nuotrauką savo portfolio, agentūra pagalvojo, kad I'm okay with that ir jie mane tiesiog nusintė į tą darbą antrą kartą neatsiklausdami, nepasiteiraudami. Tai čia va toksai ir gavosi miscommunication. Jo, ir išprovokavo būtent tokią situaciją nemalonę. Tai labai juokinga, nes aš irgi turiu tokią istoriją su žirgu, taipogi Kinijai, bet neturiu aš baimę žirgam, tai man dėl to viskas buvo gerai, aš sutikau, bet tiesiog klientai sugalvojo padaryti iš žirgo unicorn. Ir bandai, kad aš jam akis uždengčiau gyvuliui vargšui ir aš turėjau tiesiog jam bandyti uždengti akis ir jisai su koja užmynė man ant kojas. Ir aš galvojau, kad mano koja lūžo. Tai kas buvo sunkiausia toje situacijoje, kad klientas atbėga ir bando mane perinkti į kitą outfitą ir kad man viskas gerai. Ir tu toliau fotografuokis ir tau reikėtų šiek tiek prigulti, pailsėti ir net turbūt persišvesti tą koją, o ne toliau tęsti darbus. Bet tai yra tokia fizinė galbūt trauma, experience, bet mano nuomonė sunkiausias dalykas, ne tik man, bet ir daugumai modelių, tai yra madų savaitės. Psichologiškai yra pats sunkiausias dalykas, ką gali modelis pereiti ir aš dabar net matau, nuvykus į Paryžių, matydama šių laikų situaciją, bendraudama su modeliais naujais ir ateinančiais, tai yra tiesiog labai labai sunku. Nes kiekvieną dieną tu esi vertinama, keliami aukščiausi reikalavimai, tai yra mėnuo be miego, be maisto, pastovus stresas, pastovus anxiety, kiek tu šou šį sezoną padarysi, tai tiesiog psichologiškai labai labai sunkus
atvejis ir tikrai ne visos merginos yra tam pasiruošusios tai daryti. O nebūdavo, kad jaunas išvykdavot iš tėvų namų, kad sunku vien dėl to, kad esate toli nuo šeimos? Esu labai daug apie tai galvojusi ir įsivedusi kriterijus naujom merginom ir žmonėm, kurie nori būti modeliais. 3 pagrindiniai klausimai, mano nuomonė. Ar tu gali pakęsti vienatvę? Ar tau tinka nereguliarus užmokestis už darbą? Ir ar tu gali priimti kritiką? Tai yra turbūt 3 dalykai, jeigu tu atsakai ne, turėtum labai gerai pasvarstyti, ar šitas kelias tau. Nes būti vienai, keliauti, ilgą laiką nematyti tėvų, šeimos, savo mylimųjų ir artimųjų, tai čia yra turbūt kasdienybė modelio. Tai tau buvo vienai būti lengva, kritiką lengvai priimdavai? Taip, aš tikrai labai lengvai priimdavau kritiką ir tai ateina iš mokyklos, ateina iš patyčių, ateina iš tavo klasės ir aš labai tai patyriau vaikystėje daug, būtent savo mokykloje, tai kai pradėjau modeliauti, jeigu kažkas pasakydavo, kad okay, she's not for us, ar galbūt tu netinkama tam darbui, tai man tiesiog nebuvo labai sunku, bet tai tikrai matau jauniems žmonėms, jaunai mūsų kartai yra pakankamai kritinis dalykas. Jiems sunku girdėti kritiką. Ypač tie, kurie lepinami gražiai žodžiais ir glostama, kad jie patys geriausi. Manau, kad taip, kartos dalykas. Galbūt, ar ne? Kas jums pačiom, kai aktyviai modeliavot, buvo smagiausia daryti? Ar tas catwalkas, vadinama podiumus, fashion weekai, ar fotosesijos žurnalams, kas ten dar būna? TV reklamos. Vad nežinau, ką jūs patyrėt ir kad tai būdavo, va čia tas mano, žinai. Sunkus klausimas, Pauzę iškirpsim. Tai Aš galiu atsakyti, aš iš tikrųjų visada labai norėjau daryti madų savaitės. Ir kai mane atrinko į agentūrą, visi ten trynė rankom, nes mano tėvai labai aukšti. Tėtis 1,95 m, mama 1,80 m ir visi, oi, tai tikrai, oi, kokie genai. Kaip tu gerai paaugs ir madų savaitės ir viskas tau prieš akis. Ir aš nepaaugau ir likau 1,74 m, o kaip žinia, madų savaitės, kad galėtum daryti, tai ūgis turėtų būti minimum 1,77 m, sakyčiau, 1,78 m kažkur. Tai taip ir likau, nepadarius tų madų savaičių, nors labai visada norėjau ir aišku visą laiką labai kabindavausi ant tų atvejų, kurios yra labiau išimtis nei taisyklė, nes tikrai yra buvę, kur ir žemesnio ūgio modeliai 1,72 m, ta pati Edita Vilkevičiūtė, ar ne, jos ūgis 1,74 ir 75 m. O Kitmos, šiaip nėra, kad mažutė. Kitmos, Saša Pivovarova, Barbara Palvin, ta prasme, jos visos yra žemesnio ūgio ir tikrai pasiekė stulbinančią karjerą padarė ir taip padarė ir madų savaitės. Tai labai ant to kabindavausi, bet dėja šitą svajonę neišsipildė, bet galų gale su branda tu supranti, kad neišsipildė šitą svajonę, bet pasimk maksimumą iš to, ką tu gali pasimt. Tai fotosesijos, žinoma, visą laiką teikdavo didžiulį džiaugsmą ir būtent žurnalam, geriem žurnalam, kai gaudavau kokį viršelį, tai čia būdavo tikrai mano jau goal įgyvendintas. Labai įdomu irgi, nes kai mano prasidėjo madų savaičių kelias, tai visą laiką vyruoja kažkokios tendencijos. Mano ūgis 1,78 m, bet tuo metu Tomas Fordas turėjo labai didelę įtaką. Ir jam patiko labai aukštos merginos. Šiaip manau, tie 2005 toks laikas, kad merginų ant podiumo ūgis buvo labai aukštas. Jo svajonių modelis 1,85 m. Buvo toks trendas ir aš jau buvau tokių prie žemesnių į tą pusę, būtent pradedant. Ir prisimenu, turėjau atranką, susitikimą su juo dėl Gucci Exclusive. Exclusive tai yra, kai tu atidarai šou ir po to gauni reklamą, už kurią tau mokamas labai solidus honoraras. Tai to honoraro suma buvo $1 milijonas. Oh my God. Ir ta pati atranka buvo tarp manęs ir dar 2 merginų.
Ir aš, aišku, kaip visada. Ne kaip Pramiegojai? visada. Nepramiegojau, bet Tomas Fordas, tai ką, galbūt supras tą New York grunge style. Ateisiu su messy hair, baggy t-shirts ir viskas bus gerai. Tiesiog atėjau tą susitikimą ir supratau, kad tikrai ne čia pataikiau. Ai, ne. Ir mergina, kuri gavo tą kontraktą, tokia Estė, TU, jinai atidarė ir gavo $1 milijoną, atėjo visa sharp, tailoring, glamorous. Žinau, Tai paskui tada mane. išmokau pirmą pamoką, pasidaryk savo namų darbus. Išsiplauti galvą. Bent jau, Prieš castingą. Prieš tai Pasidaryk savo namų darbus ir žinok, kur tu eini. Nes galbūt yra tokių dizainerių, kuriem tas heroin chic ir grungy attitude daro įspūdį, bet tai tikrai nebuvo Tomas Fordas. Tai va. Bet darbai, tai viskas man patikdavo. Man patikdavo žurnalų fotosesijos, nes tai yra labai creative procesas, nes geri žurnalai, jie neturi, ateisim, nufotografuosim čia tokius ir tokius rūbus. Tai būna idėja, mintis, konceptas, komandos su tavim tarėsi, labai daug kultūrinių, istorinių reference, tai yra kažkoks visada siužetas, kurį tu turi išpildyti ir tu jautiesi kaip aktorė. Tu nesijauti kaip modelis, kur atėjai, papozavai ir išėjai. Tai yra kažkoks kūrybinis procesas. Man patikdavo tas iš fotosesijų, o iš madų šou labiausiai patikdavo, aišku, vakarėliai, after parties, muzika, kokie celebrities ateidavo pažiūrėti to šou, nes tikrai įsivaizduok iš Palangos į New Yorką ir tu užkuliuose pamatai Jay-Z, Beyoncé ar Britney Spears, kurie tavo vaikystės idealai. Tai madų savaitės davė šitą patirtį, o žurnalai ir fotosesijos, tai iš kitos galbūt kūrybinės pusės labai mane daug ko išmokė. Dovilė, aš tikrai girdėjau, kad tu buvai Karlo Lagerfeldo, visada buvo kūrybos direktorius mados namų Chanel, taip? Taip. Numylėti nebuvai. Numylėti, net tai jau per daug stiprų žodį. Gerai, betgi mes mėgstam savo lietuvės išaukštinti. Mėgstam išaukštinti savus, kurie pasižymi, žinai, tarptautinėje arenui. Tai nesikuklinam. Aš mačiau, kad buvo išleista ir knyga, albumas, bet gal tu primink, koks čia albumas Chanel, kaip modelių? Ten ne Karlo leista knyga, ten labai žymių fotografų leista knyga Northern Women of Chanel, tai būtent merginos iš Baltijos šalių ir Norvegijos ir Skandinavijos, kurios buvo kaip Karlo Lagerfeldo mūzos. Tai tikrai knyga ne apie mane, jau netokia numylėtinė buvau. Deja, su Karlo aš esu turėjus tik vieną fotosesiją jo mados namų kolekcijai Paryžiui, Couture kolekcijai, bibliotekoje Saint-Germaine, pas jį namuose, vidury nakties, būtent prieš pasirodant jo naujausiai kolekcijai. Tai ši patirtis tikrai buvo nereali, nes, tokia irgi istorija, gal kur tu pasvadintum, nelabai gal geras nutikimas, nes turėjau visada ilgus plaukus, tai būtent tą naktį per tą fotosesiją prieš pasiruošiant, fotografuotis kažkaip taip Karlas žiūri į veidrodį ir taip tiesiai į mane ir aš sėdžiu, įsivaizduok, čia veidrodis. Nežinau, ar čia šitie ilgi plaukai labai tinka, tai paėmė žirkles ir taip, pusę plaukų nėra. Neklausia, nenori mane kene. Niekas manęs neklausia. Taip, tiesiog su žirklėm pusę plaukų nėra, nesvarbu, kad kitą dieną aš turiu 5 šou patvirtintus ir turiu juose būti ir mano visas įvaizdis tikrai nebus toks, kuris buvo vakar. Bet aišku, Karlas nebūtų Karlas, užteko visiems pasakyti, that was Karl's idea. Tai visi kiti dizaineriai agentūra, o dieve, tobula, nerealu, šedevras. Nes tai padarė Lagerfeldas. Kuo daugiau tu turi galios šitoje industrijoje, tuo daugiau tu turi valdžios ir šita industrija apskritai yra paremta followerių principu. Ką diktuoja grandai, visi kiti tiesiog seka. Ir, tokia yra tiesa. Chanel rankinuką bent jau gavai?
žinai, kad gavau kelis oranžinį tokį, kur dėmė paskui atsirado ir neišsivalė. Ne, tai tas oranžinis limited edition buvo rankinukas, bet aš tokius gerus rankinukus gaudavau ne dėl Karlo, o dėl jo accessory creative directorės, tokios moters, kuri man įdėdavo specialiai odinius, o net vydo rankinukus, nes šiaip gaudavo visos merginos hitingo metu. Ai, va taip, Bet merginam duodavo tvydo, o jinai man tiesiog sakydavo, tu neįsimk, kai išeisi, ir man duodavo būtent odinius rankinukus. Nu tai va, tu dar sakai, kad nenumylėtini. Nu, ta prasme, ne? Aš žinau, kad nukirptus plaukus, man atrodo. jo, čia už tai. Bet labai jokinga, tikrai tuo metu visi, kaip tau tinka, kaip gražu, kaip čia wow, ir tada pamiršo visi pametų. Kas tai buvo? O palauk, aš atsimenu, kad ir blondinė tapai tokia visiškai balta, ilgais plaukais buvai. Irgi čia projektas buvo kažkoks, fotosesija. Ten, man atrodo, nebuvo projektas, ten buvo tiesiog, nepamenu, žinau, koks darbas, ten buvo piniginis plaukų darbas. Ai, šitaip, turėjo daug mokėti. Turėjo daug mokėti. Nu, aš šiaip atsimenu. Visada už tokius darbus daug moka. Kai keičia tavo įvaizdį, ar tai būtų kirpimas kažkoks drastiškas, ar plaukų spalvos pasikeitimas, už tai turi susimokėti. Nes keičiasi visas tavo portfolio. Taip, prieš nekamai apie čia finansinius dalykus, taigi dirbam modeliu ne šiaip saugi, kad smagu. Gerai užsidirbot? Neblogai. Bet konkretumų aš norėčiau. Kiek? Skaičiukus dabar visus pasakyti. Nu, tai namus nusipirko. Namus nusipirkom, verslus pastatėm. Manau, kad įvardint paprastai tariant neblogai. Ir tai daro ne tai, kad solidaus amžiaus moteris, žinai, kaip būna po 30 metų verslų statymo, o jaunos merginos uždirbo tokius pinigus šiaip gauna. Taip, tai ir būdavo galbūt irgi kita motivacija dirbti šitą darbą, geras uždarbis, kuris anksčiau būdavo geresnis nei dabar, gal reikėtų irgi šitą pabrėžti, geresni reitai būdavo anksčiau. Ir tai suteikdavo tau kažkokią, tai nežinau, finansinį pagrindą jau tokiame ankstyvame amžiuje. Tai 15 tokius pinigus galėdavo uždirbti tik modeliai ir tik sportininkai. Nu, nes taip, o kas daugiau, tu net dirbti legaliai negali 15, man atrodo, čia pas mus, ne? Šiaip kaip pagalvoji. Būtent. Taip, kai aš kartais irgi taip pažiūrint atgal galvoju, ar aš būčiau nusipirkus savo butą Vilniaus centre, būdama, nežinau, dirbdama kažkur Vilniuje po 2 metų. Šį pirmą savo būstą aš nusipirkau po 2 metų darbo modeliu. Ir tai čia nebuvo, kad turbūt viską taupėjai. O ne, tikrai ne. Draugam dosni, man atrodo, buvai. Linksmybių nepamirždavai, žinai, ne tik į koinę. Gyvenimas Niujorke labai brangus. Ai, teisingai. Gyvenimas Niujorke labai brangus. O tu neapmokėdavai? Ne, agentūra niekada neapmoka tavo gyvenimo išlaidų, tavo bilietų. O tai būtai, lėktuvo bilietai, maisto daviniai, ruošinukai. Gal šiek tiek neteisingai suformulavo, jie apmoka, bet jie tau išskaičiuoja iš tavo uždarbio. Tai tada neapmoka? Pradžiai apmoka. Žinai, sako, jo, tai ne, taip, nes galbūt čia, kas jeigu žiūrės šitą laidą ir kažkokie nauji veidai galvos, okei, tai čia turėsiu aš nusipirkti ir bilietą, ir apgyvendinimą Niujorke, kiek visą tai kainuoja, nepradėsiu geriau. Tai taip, agentūra advancina, jie sumoka, bet po to išskaičiuoja. Jeigu tu užsidirbi, jei neužsidirbi, neišskaičiuoja. Ai, nu nelieki vargšas dar skoloje, žinai, čia po tokių liūdėsių. Čia jau agentūros, jos prisiema šitą riziką. Tai aš prisimenu, mano tėvam tiesiog buvo košmaras, kai dar niekur neįskridus, aš jau turėjau $10 000 tais laikais, kai lėtas 1 prie 4. Tai tėvam atrodė baisus košmaras, kad jų vaikas dar net kojos niekur neiškėlė, jau 50 000 litų skoloj kažkam, nes tai Niujorko darbo vizos daug kainuoja, nebūdavo tų pigesnių bilietų, skrydžio bilietai, kosminiai pinigai, pirmas mėnuo apartamentas Niujorke, tai aš labai prisimenu tą momentą, kad mano tėvai buvo tiesiog labai išsigandę, kaip ir kada aš tos pinigus grąžinsiu, bet pavyko tai labai greit. Aš tą savo skolą turbūt grąžinau per mėnesį, nuvykus į Niujorką.
Tai dabar čia, žinokit, pas jūs bus tokios eilės į agentūrą, visos norės. Tai ir mamos, ne tik tos dukros čia pas jūs. Gyvenimas blizga, New Yorkas, Milanas, Japonija, Paryžius. Bet tų tokių emocionalių audrų vis tiek turėjo pasitaikyti. Galbūt jau ir jūsų nesirinko taip, kaip iš pradžių. Gal pačios savim kažko truputį buvot nusivylusios. Ar buvo dienų, kaip galvojat, kad reikia viską mesti? Tikrai buvo ir ne viena. Tikrai ne kiekviena kelionė būdavo finansiškai naudinga, prasminga. Tai būtent po, tarkim, vienos kitos kelionės, kai neužsidirbi ir eini į castingus, negauni darbų, tau labai greitai pradingsta tas noras dirbti modeliu. Ir pradedi kvestionuoti, ar čia teisingą kelią pasirinkau, galbūt reikėjo rinkti studijas, galbūt, nežinau, kažkokio kitą karjeros kryptį. Ir tikrai norėdavau mest, bet turiu pasakyti didelį ačiū savo mamai, kuri mane išmokė to ryžto, to užsidegimo ir kuri visą laiką mane besąlygiškai palaikydavo ir tempdavo. Tai užtekdavo man vieno skambučio jai ir labai greitai vėl pakeisdavau savo nuomonę ir tiesiog kabindavausi. Tai ačiū jai, kad nemečiau to kelio. Man galbūt nebuvo, bet todėl, kad aš niekada negalvojau, kad aš dabar čia dirbu modeliu. Tiesiog tai buvo gyvenimo būdas. Tai yra, kas tu esi. Tu negali vieną dieną, aš dabar modelis ir dabar jau nebe. Tai yra labai skirtingas dalykas, kai tu pradedi keliauti iškart po mokyklos, tu baigi, tu ateini į tą gyvenimą, tu tuom gyveni, tai tu esi modelis, tai tavo profesija kažkokia, kurią tu šiuo metu turi, bet tai ir yra gyvenimo būdas, tu tuom gyveni. Tai nebent, kas atsitinka, kai jau kardinaliai nori pakeisti po to savo kelią, arba jauti, kad artėja pabaiga. Mano laikais tai būdavo toksai, sakyčiau, 25-26 metai. Tai riba, kai baigėsi tavo karjera ir tu esi susitaikius ir žinai, kad liko tau tiek metelių, ir galbūt ten plus minus kažkokių merginų situacija buvo skirtinga, bet daugmaž. Buvo tas laikas, kai tu galvoji, kad ateis ta pabaiga ir galbūt stosi į universitetą, darysi verslą, ar eisi kažkokiu kitu keliu, ištekėsi, susilauksi vaikų, bet mano pabaiga karjeros tai žymi tiesiog gyvenimo pasikeitimą, gyvenimo būdo ir įsikraustymą gyventi į Braziliją. Tu meilės emigrantė. Meilės emigrantė, taip buvau. Ir iš tikrųjų taip, tai labai dažnas atvejis. Ne tik mano, bet ir daugelio merginų gyvenime. Tai dažniausiai būna santykiai. Užbaigia tą kelią. To šlovės Taip. laiką. Taip.